Thermaltake V9 Black Edition kompiuterio korpusas. Galima pastebėti, kad garsiausiai dirba galinis fanas, kurio reguliuoti dėja mes negalime. Viršuje didžiausias 230 mm ventiliatorius. Lygiai toksai pat stovi korpuso šone. Dėja, kaip matote, šiuo metu naudojame GH aušintuvą, kuris yra pakankamai didelis ir todėl šis korpusas yra jam per siauras. Teks išimti šitą ventiliatorių, kad galėčiau uždaryti šoninę panelę ir pažiūrėti rezultatus vėliau. Taigi šoninis ventiliatorius išimtas. Dabar galėjau pilnai surinkti kompiuterį. Šiuo metu jis yra įjungtas, nors galbūt taip ir neatrodo.